Sveiki visi, su kuo gal dar nesu pažįstamas, tai esu Matas Taparauskas, Verto tarybos narys, kuruojantis būtent centralizuotai šilumos sektorių. Ir šiandien norėčiau Jums pristatyti arba galbūt inscenizuoti tam tikrą diskusiją, kaip išpildysime žaliojo centralizuoto šilumos teikimo sektoriaus viziją. Nes kai gavau kvietimą dalyvauti šiame seminare, tai iš tikrųjų visų pirma, tai man atėjo galva tokia mintis, kad mūsų centralizuotas šilumos teikimo sektorius jisai jau yra vienas iš lyderiaujančių pagal savo žalumą Europoje ir čia tikrai yra didelis pasiekimas, kuriuo mes tikrai galime toliau girtis ir nešti savo sėkmės istoriją Europoje ir pasauliniu mastu. Manau, kad šilumos teikimo įmonės tikrai man tą pritars. Bet turbūt užmigti ant laurų, kaip yra tas posūkis, neverta ir turėtumėm žiūrėti toliau, kaip pasieksime tą 100%. Ir čia iš tikrųjų atėjau tada į tokią dilemą, pagal kurią ir pavadinau savo temą, kad žalumas iš savęs, taip, mes kalbame apie tai, kad tai yra švaru, tvaru, bet ar tai gali būti tuo pačiu ir pigu, ir šilta, čia taip užkoduota galbūt per patikimumo prizmę. Tai iš tikrųjų ir atėjau į tą tokį dileminį trikampį, kur bandysiu šiandien pristatymo metu paieškoti to atsakymo, iš tikrųjų, ar yra toks vardiklis, kuris leidžia pasakyti, kad turėdami 100% švarų centralizuotą šilumos sektorių, mes galime ir kitus 2 trikampio kampus atliepti 100%, ar vis dėlto tokiom alternatyvom dar reikia vis dėlto šiek tiek laiko. Tai pirmiausia, pradedant galbūt nuo to, ką reiškia šilta. Tai labai dažnai mes galime girdėti tą foną, kad klimatas šyla, šilumos poreikis traukiasi, tai tiesiog iš tikrųjų norėjau pabandyti sudėlioti tiesiog tokią bendrą statistiką. Atsiprašau iš karto, kad grafikas galbūt vizualiai nėra labai patrauklus, tiesiog labai daug taškelių, bet tuo pačiu turbūt tai ir yra ta mintis, kad šildymo sezonas, čia yra atvaizduojama būtent sausio mėnesio temperatūros. Kiekvienais metais nuo 91 metų, kokia buvo vidutinė mėnesio temperatūra ir kokia buvo maksimali užfiksuota mėnesio temperatūra. Tai mes matome, kad tikrai metai metams nelygų, bet tuo pačiu mes turime tų ekstremalių tokių situacijų, kuomet metai gali būti labai šilti, kaip pavyzdžiui ir šiais metais, 25 metų sausis buvo neįprastai šiltas, bet tuo pačiu mes galime ir turėti tokių metų, kai temperatūros krenta ekstremaliai ir mes turime tam būti pasiruošę, nes vartotojai tos šilumos labiausiai laukia tada, kai lauke yra šalčiausia, čia anokia paslaptis. Tai judant toliau, kaip ir jau išdaviau šiek tiek, kad Lietuvai su centralizuotu šilumos tiekimu ir žalumo tema sekasi tikrai neblogai. Palyginimui 24 metais bendrame kuro balanse arba tai, iš ko buvo gauta energija pagaminta, kuri buvo patiekta į tinklus, iškastinis kuras sudarė viso labo 13% su keliomis nuošimtimis. Ir tai tikrai yra vėlgi didelis pasiekimas, lyginant, kur buvome prieš 10 metų, nes, pavyzdžiui, 2014 metais gamtinės dujos mūsų struktūroje sudarė beveik 40% bendrame. Ir ką tai sąlygoja, ar tas 13% yra jį eliminuoti yra daug ar mažai, tai priklauso iš tikrųjų nuo to, kaip mes tai vertiname. Ir šiuo atveju, kaip reguliuotojas,
mes galime pasižiūrėti, kad, atsiprašau, kažkas kažkur nušoko, kad tas 13% galios prasme, ko reikalauja centralizuoto šilumos teikimo sistema. Sakykit, ar visas grafikas matosi, nes man pačiam labai įdomiai jį rodo. Ne visas. Įsiu, nes... Gerai, atsiprašau už techninius nesklandumus, negaliu parodyti pilnai grafiko, bet turbūt tada tiesiog mintį norėčiau pasakyti, kad 13% kuro struktūroje iš principo pagal standartinį šilumos poreikio grafiką, tai yra beveik 46% sistemai reikalingos galios. Tai yra 46 paskutinieji procentai megavatų mūsų sistemoje pagamina šios 13% megavatvalandžių reikalingų vartotojams. Ir dėl ko tai yra svarbu, šitas grafikas tą iliustruoja, tik tais truputėlį gal kitų kampų, kad tie paskutinieji megavatai, kaip aš minėjau, kad šilumos reikia tada, kai yra šalčiausia ir vartotojai to tikisi, tai tie paskutinieji megavatai, žiūrint nuo 60% ir daugiau į viršų pikinės galios, jie sistemoje veikia mažiausiai, tai yra jie, taip žiūrint, pagamina mažiausiai šilumos, bet jie tuo pačiu yra reikalingiausi. Ir čia tada grįžtame turbūt į tą dileminį klausimą, o tai kaip galime išpildyti, kad tie paskutiniai megavatai būtų vartotojams pigiausi. Nes, žinome, kad jeigu vertiname alternatyvas, tai šilumos savikaina iš esmės susideda iš kintamų kaštų, tai yra kokį kurą mes naudojame, ar tai būtų dujos, ar tai būtų biokuras, ar tai būtų kiti kuro kaštai, ir tada tai yra pastoviai kaštai, kurie dalinasi iš realizacijos. Tai grįžtant, suprantame, kad įrenginys, kuris veikia diapazone tarp virš 60% sistemos pikinės galios, tai yra, mes kalbame apie tai, kad tas įrenginys, kuris dirba būtent pat šiame diapazone, sistemos atžvilgiu, jisai pagamina viso labo 10% sistemai reikalingo kiekio. Tai galios ir realizacijos santykis yra pats blogiausias. Ir šioje vietoje, vertinant įvairias alternatyvas, kaip mes galime pasiekti tą žalumą, norint, kalbant bent jau tik apie šilumos gamybos konversiją, pastovėjai kaštai tai yra tas alternatyvų tylusis žudikas, taip gal pavadinčiau, kuris, mums labai apsunkina, kodėl negalime dar 100% turbūt atsisakyti dujų, ypač tose didesnėse sistemose, kur kapitalo kaštai arba reikalingų investicijų poreikis yra ženkliai didesnis. Ir čia tiesiog, tai iliustracijai yra palyginimas, kaip atrodo gamtinių dujų ir biokuro šilumos savikaina, priklausomai tai, kuriame diapazone veikia megavatas. Tai mes matome, kad biokurą iš esmės mums apsimoka turėti iki beveik 60% sistemos pikinės galios. Tai, ką mes iš esmės ir esame pasiekę, tačiau vėliau virš tos galios dėl labai žemos realizacijos toliau iš esmės šiai dienai vis dar apsimoka naudoti gamtinės dujas, įskaitant ir visus aplinkosauginius mokesčius. Tai, žinoma, šiandien dienai yra labai populiaru kalbėti apie tai, kad elektrifikacija, šilumos siurbliai gali būti tas atsakymas. Bet vėlgi, šilumos siurbliai ne tik dėl kapitalo kaštų, nors jie santykinai jau yra mažesni nei biokuro katilų,
Būtent žaliavos, tai yra elektros energijos kainos aspektu, šiandien dienai nesuteikia mums to garanto, kad panaudodami siurblius, panaudodami elektrifikaciją mes galėsime įgyvendinti tą 100% žalumo CŠT viziją. Ir turbūt čia pagrinde yra tas laukiamas proveržis, kuomet elektros energijos kainų stabilumas galbūt suteiks, atvers tą galimybių langą pereiti ir atsisakyti iškastinio kuro iki galo šilumos gamybos rinkoje. Vis dėlto atkreipčiau dėmesį, kad dėl tos pačios priežasties, visgi šilumos siurbliai jie turi tos pačius kapitalo kaštus, tai artėjant prie pikinio poreikio, mūsų elektros kainos poreikis, kokia elektros kaina turėtų būti, kad jinai būtų konkurencinga, jinai ženkliai mažėja. Tai ta kreivė jinai sukasi žemyn ir tą turėtumėm turėti omenyje. Judant toliau, kokias kitos galbūt alternatyvos galėtų būti. Matau, vėl mano grafikai nušoko. Taip, atsiprašau už tos pačius techninius nesklandumus. Gal. Neišeina parodyti. Gerai. Jeigu mes matytumėm tą patį akumuliuotą šilumos poreikio grafiką, tai mes galėtumėm kalbėti apie vasaros laikotarpio, nešildymo sezono metu susidarantį potencialą, kurio šiandien dienai galbūt neišnaudojame, jį pasaugoti, tai yra panaudoti šilumos talpyklas, pasaugoti galbūt susidarančią pramonės atliekinę šilumą ir ją išnaudoti būtent tada, kada sistemai to labiausiai reikia ir kuomet mes turime pačią brangiausią energiją, tai yra tais šalčiausiais žiemos mėnesiais. Vis dėlto šiandien dienai turbūt atsimušome į tą technologinį apribojimą, kad toks ilgo laikotarpio saugojimas, jisai vienas dalykas nėra dar tiek efektyvus, tai yra šilumos praradimai yra per dideli ir kitas svarbus aspektas yra tas, kad tas potencialas, kurį galime saugoti, ypač kalbant turbūt apie atliekinę šilumą, vis dėlto tai yra per žemo potencialo, per žemų parametrų šiluma, palyginti su tuo, ko tinklams reikia žiemos mėnesiais. Nes kai mes turime temperatūras žemiau 20 laipsnių, tai ta atliekinė šiluma, kurią sukaupėme galbūt ten 60 iki 60 laipsnių, jinai netenkina to poreikio, ką reikia paduoti tinklam 100 ir daugiau laipsnių. Ne? Tai čia turbūt tas svarbus aspektas, kad kalbant apie to neišnaudoto potencialo panaudojimą šalčiausiais mėnesiais, mes dar esame šiek tiek technologiškai turbūt apriboti ir tas technologinis apribojimas ateina tiek iš tinklų pusės, kad galbūt tinklų pažangos prasme yra reikalinga tinklų evoliucija į naujos kartos tinklus, į žemos temperatūros, į mažesnio potencialo poreikio tinklus ir tuo pačiu yra aktualu, kaip efektyviai galėtumėm išlaikyti energiją iki tol, kol mes ją galėsime panaudoti. Taip, judant toliau, dar kartą atsiprašau, akivaizdžiai turiu problemų tiesiog su vienu grafiku, kuris per visą prezentaciją turėjo eiti. Dar vienas alternatyva, kurią galėtumėm kalbėti, apie kurią reikėtų turbūt diskutuoti ir apie kurią jau praėjusią skaidrę šiek tiek užsiminiau, tai yra tas pats tinklų potencialo sumažinimas arba tinklų poreikio kreivės išlyginimas. Tai jeigu mes įsivaizduotumėm, kad dabar tas akumuliuotas šilumos poreikio grafikas yra grubiai toksai, čia atsiprašau, su kreiva ranka, taip nupiešiau, tai būtent tas viščiuko snapelio, mes taip jį galime vadinti, šitoje vietoje nukirpimas, jisai gali duoti didžiausią naudą. Ir dabar kaip mes tą galime pasiekti, tai žinoma, tai yra galbūt dar tokios
tikrai ankstyvos brandos idėjos, ne, tai kalbėjimas apie tai, kad šilumos vartojimo pusėje mes galėtumėm galbūt išnaudoti tam tikrą vartojimo inertiškumą, tai yra vis tiek pastatai yra inertiški ir galbūt tas šilumos suvartojimo išdėliojimas laike taip, kad, na, jeigu įsivaizduokime, turime 3 pastatus, tai galbūt vienas vartoja ryte, kitas vartoja vakare ir tie pastatai, kadangi patys kaip tam tikri akumuliatoriai gali išlaikyti šilumą savyje, leistų sumažinti arba nukirpti tą viščiuko snapelę, ne? Tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas, galbūt mes galime kalbėti apie šilumos mainus tarp vartotojų, kuomet vėlgi mes, jeigu pažiūrėtumėm į sistemą iš paukščio skrydžio, mes turime ne tik mums įprastus standartinius daugiabučius, mes turime ir galbūt didesnius administracinius pastatus, galbūt kažkokius tai pramonės vartotojus, kurie tikrai rastų tų sąlyčio taškų, kuomet galėtų savo, na, tas demand side response vadinamas, nenaudojamą šilumą pasidalinti ar atiduoti tiem kitiem vartotojams, kurio to reikia. Čia, jeigu tiesiog įsivaizduojame, tas jau labiau per parą suvartojamos šilumos išdėliojimas laike. Na ir žinoma, jau žemo temperatūrai tinklai, tai ką ir minėjau, tai tiesiog tinklų efektyvumo didinimas, temperatūros sumažinimas tikrai leistų tą kreivę, tos šilumos poreikio grafiko akumuliuoto kreivę, ją sumažinti ir tą viščiuko snapelį, kaip sakau, nukirpti. Bet galiausiai turime grįžti prie tos dilemos, kad visos tos alternatyvos, kadangi mes kalbame labiau apie tai, kad tai būtų švaru, ir kiekvieną alternatyvą paėmus, ar kiekvieną idėją, kiekvieną aspektą paėmus, mes grįžtame tą pačią dilemą, ar tai tikrai leis užtikrinti vartotojam šilumos tiekimą ir šalčiausiais laikotarpiais, ar tai bus kokybiškas šilumos tiekimas ir ar tai bus atliekama už prieinamą kainą. Ir šiai dienai turbūt esame toje kryžkelėje, tame paieškų kelyje, kur tam tikros sistemos, vėlgi, čia tikrai gal reikėjo tą ir anksčiau šiek tiek paminėti, kiekviena sistema turi savo specifiką, skirtingi sistemų dydžiai, skirtingi investicijų poreikiai tikrai sąlygoja tai, kad mes ir šiandien dienai turbūt jau turime tokių sistemų, kurios 100% yra šilumą gaminasi tik iš atsinaujinančių išteklių, dažniausiai tai yra galbūt tokios mažesnės sistemos, kurių maksimalus poreikis siekia iki 50 MW. Ir ten pastačius 2-3 biokuro katilus mes jau turime visai neblogą ekonomiką ir 100% ir visiškai atsisakyto iškastinio kuro. Tačiau didesnės sistemos su šituo iššūkiu, su šita dilema vis dar susiduria ir turbūt tiek ekonominiai, tiek technologiniai apribojimai šiandien dienai to paskutinio žingsnio, tos paskutinios mylios mums pasiekti šiandien dienai dar neleidžia. Bet bent jau mano asmeninė gal nuomonė, manau, kad ateityje mes tikrai prie tą pasieksime. Čia galbūt tiesiog asmeninė tokia įžvalga. Dar kai buvau studentas, atsimenu, kaip dėstytojai kalbėjo apie tai, kad pigesnės alternatyvos už dujas šildytis ar gaminti energiją nėra. Ir turbūt per 15 jau metų pasižiūrėjus labai matome, kad vis dėlto tai buvo labai klaidingas teiginys ir šiandien dienai žalesnioji energija gali būti pigesnė, tik tais tam reikia duoti šiek tiek laiko. Tai tuom ir norėčiau galbūt užbaigti savo pristatymą ir tikiuosi, kad dar kartą atsiprašau už tiesiog techninius nesklandumus ir galbūt iki galo nepavykusią parodyti prezentaciją taip, kaip ją norėjau parodyti. Bet tikiuosi, kad bent jau pasisakymų
šiek tiek sukelsiu klausimų ir pavyks inicijuoti tam tikrą diskusiją, kaip galėtumėm pereiti prie to žaliojo CŠT ir galbūt, nežinau, ar sutiksite, ar oponuosite tai idėjai, kad misija nors šiandien dienai atrodo sunkiai įgyvendinama, bet ateityje tikrai bus įmanoma. Tai dėkui uždėmesi ir lauksiu jūsų klausimų. Pasižiūrėjau dabar į pokalbio ekraną, tai liktai klausimų čia neturime, bet gal turime iš auditorijos klausimų pirmiausia. Tai tikrai galite drąsiai klausti, jeigu nedrąsiai, tai parašykite savo klausimą Matui. Tų įdomių pasvarstymų, minčių, kažkiek net ir filosofinių, sakyčiau, ne? O kaip pačioj jūsų taryboje visi tiki šiomis idėjomis? Čia, matot, turbūt tarybos pozicija arba tarybos darbas šiandien dienai dirbant su CŠT sektoriumi, tai yra įvertinti ir įsitikinti, kad įmonės, kurios priiminėja sprendimus, kad jų priimami sprendimai būtų subalansuoti būtent to trikampio atžvilgiu. Nes, taip mes galime kalbėti, kad įmonė ateina ir tiesiog turi viziją tapti žalia, bet kokia kaina. Bet šiuo atveju reguliuotojas turbūt ir yra ta institucija, kuri įsitikina, kad nebūtų pamirštamas nei kainos aspektas, kad nebūtų pamirštamas patikimumo arba tas technologinis aspektas. Tai mūsų užduotis tai yra. Žalumu, kaip sakau, mes kaip institucija bet kuriuo atveju irgi tikime, tam yra numatytos ir tam tikros reguliacinės iniciatyvos įmonėm, kurios sako, kad investuokite, darykite, siekite to ir atitinkamai gausite papildomą tam tikrą naudą, jau kaip įmonė, kaip reguliuojama. Tai turbūt toks atsakymas būtų. Ačiū. Tomai, turėjote klausimą? Gal užduosiu šiokį tokį klausimą. Tiek pas Giedrę prezentacijai, nebent praleidau apie atlikinės šilumos panaudojimą iš duomenų centrų. Nemačiau, manau, kad galbūt Lietuvoje tai dar nėra, nes tų duomenų centrų neturim tiek daug, bet jau turim ir pirmi bandymai yra. Kaip potencialas tenai? Ir galbūt su vanduo šilumos siurbliais galim pasiekti pakankamai aukštas temperatūras, aišku, gal ne pikiniu metu. Giedrė, nežinau, ar jūs norit pradėti, ar? Jūs gal pirmas pradėkite, aš baigsiu, nes šitų pavyzdžių yra ir manau, kad galbūt net gijos, kurios antroji dienos pusė, įsiterpiau, pusė pristatinėja pranešimą apie tai, jie pakalbėtų, nes pas juos šią linkme tikrai yra dirbama. Tiesiog projekte buvo apsispręsta nueiti link prekybos centrų, nes jau yra vystomas projektas būtent su duomenų centrais ir tai tikrai yra tiesiog jų kiekiai, galbūt neturim Lietuvoje ten šimtai tų duomenų centrų, bet jų yra ir tikrai tai ta vystoma sritis ir kryptis. Tai trumpas komentaras iš manęs. Aš gal tik nuo savęs pridėčiau, tikrai nenoriu, kadangi žinome šiek tiek apie miesto gijų planus, atlikinės šilumos kontekste, tiek apie duomenų centrus, tai tikrai nenoriu per anksti išplepėti ir išduoti turbūt, ko galima tikėtis jų prezentacijoje, bet labiau galbūt tiesiog iš savo pusės tam tikrą keliais aspektais pasidalinti norėčiau turbūt bendrai dėl atlikinės tos šilumos ar duomenų centrų surinkimo, kur turbūt dar tam tikrų klausimų įsideda į tą pasirinkimų trikampį. Tai vienok tas parametrų, šilumos kokybės parametrų užtikrinimas, kaip minėjot, nes jeigu mes kalbam apie tai, kad šilumos siurblys yra panaudojamos užkelti parametrais, tai mes tikrai galime sakyti, kad tai yra atliekinė šiluma.
Nes jeigu ten yra 2 procentai atliekinės šilumos, o 98% šilumos yra labiau pagaminta šilumos siurblio pavidalu, tai, nu, ar mes tikrai galime sakyti, kad tai yra atliekinė šiluma ir ar tikrai verta tada investuoti į tokio, na, tikrai sąlyginai žemo potencialo šilumą. Tai čia turbūt viskas priklauso nuo to, kiek mes tos šilumos galim gauti, kokiu laikotarpiu ir kiek mes jos galime galiausiai padėti į tinklą ir kiek mums dėl to reikia investuoti. Ne? Tai viskas susideda turbūt į pinigus. Kitas turbūt svarbus aspektas yra tas, kad tas atliekinės šilumos arba šilumos siurblių panaudojimas sezono ir nesezono metu arba piko, ne piko metu. Visą laiką mes turime dar tą kitą aspektą, kad, kaip minėjau, Lietuva neblogai yra pažengusi ir investavusi į biokuro įrenginius. Tai, klausimas turbūt yra tas, kad jeigu aš jau turiu sistemoje įrenginį, kuris gali pagaminti bazinį šilumos poreikį tam tikrą, taip, kam aš statau antrą įrenginį, kuris veikia tuo pačiu metu, tam, kad surinktų galbūt mažiau šilumos. Nu, čia toks, žinot, palyginimas su tuo, ar tikrai man reikia statyti, rinkti atliekinę šilumą, kuri dirba tuo pačiu metu, kaip ir mano jau pastatytas biokuro katilas prieš 5 ar 10 metų. Kainos prasme, tai mes turime labai panašią situaciją ir iš esmės tai yra, čia turbūt ir atsiranda ta situacija, kur tai yra daroma vardan labiau to turbūt žalesnio CŠT, bet ne dėl to, kad tai vartotojams leidžia kažkiek sutaupyti ar kad ten padidina patikimumą. Nes piko metu, bet kuriuo atveju tas šilumos siurblys galbūt bus nepanaudojamas. Atsiprašau, gal neteisingai pasakau, ne šilumos siurblys, tai atliekinė šiluma. Tai čia turbūt irgi nuo to priklauso, nuo sistemos konfiguracijos, kurioje vietoje ta atliekinė šiluma yra naudojama. Bet ateityje aš manau, kad jeigu, vėlgi, tikėti tais gandais, kad į Lietuvą dairosi ateiti tie jau didieji duomenų centrai, kurie gali tikrai ir didesnius kiekius patiekti ir, žinot, vėlgi, kuo didesnis kiekis, tuo investavimo kaštų, ta kapitalų kaštų dedamoji, jinai tampa mažesnė arba turi mažesnį sprendžiamąją įtaką. Tai faktas, kad mes tokių alternatyvų galime matyti daugiau ir daugiau. Kol kas turbūt mes labiau kalbame apie tam tikrus pilotinius projektėlius, kurių ekonomika, tokia, kaip pasakyti, turbūt labiau pridengiama tuom, kad tai yra žalesis projektas, bet tikrai ne dėl to, kad ten keičiam dujas ar kitą iškastinį kurą. Tai iš siauro komentaro, atsiprašau, šiek tiek gal įsiplėčiau į platesnį tokį. Ačiū, Matai. Dėkui, kaip tik lygiai tiek laiko, kiek buvome suplanavę.